Labadiena, gerbiami mėly Lietuvos žmonės. Šiandien aš Ainis Lietuva. Ir iš tikrųjų šiandien daug medžiagos, daug informacijos. Ir replika tokia, kad labai rekomenduočiau pasižiūrėti šią laidą ne tik mano draugams, rėmėjams, globėjams, mylėtojams, bet ir priešams, žvėriškiams priešams ir visiškiems netgi degradams ir atrofuotiems idiotams. Kodėl? Todėl, kad manau, kad šitoj laidoj per labai sistemingą pateikimą pabandysiu parodyti jums, kad šiai dienai karas vyksta ne tarp Ukrainos ir Rusijos, tarp Europos ir NATO ir Rusijos, tarp JAV ir Irano ar ten Kinijos su kažkuo. Šiai dienai matydami tik tais šitos mažučius vadinamus Lego paveikslėlius, mes pasiklystam ir nesuvokiam visiškai, kad šiai dienai tos vadinamos, žinote, tie vadinami lozungai, išskirtinis milijardas, po to ten atsirado, kad bus išskirtinis 500 milijonų, yra absoliuti idiotija. Mes kaip vadinama žmonija, ar kaip vadinama liaudis ant šito iliuzinio pasaulio, išvis esam nereikalingi. Nuo žodžio niekas. Turite pastebėti, ir mes Kaune 17 dieną apie tai kalbėjom, kad visose etapuose tiesiog mes, kaip žmonės, esame naikinami. O jeigu tai yra derliaus nuėmimo metas, va čia ir susimastysim. Ir pradžioje noriu nuo banalių daiktų pradėti apie dronus. Apie dronus pasisakė Netriutė, prezidentas Nausėda kaip ir uždraudė mūsų, kaip sakant, tą oro erdvę naudotis, bet šita isterija, kuri keliama, yra šiai dieną ant kiekvieno kampo ir Lietuva tiesiog net aidi nuspengia nuo šitos isterijos. Bet aš noriu pasakyti ir parodyti straipsnį, o koksgi tikslas. Mat, žiūrėkite, buvęs karinių oro pajėgų vadas. Žmonės nesuvokia, kas jiems gresia. Ką aš noriu pasakyti, jeigu jūs pasižiūrėtumėt apie šitą straipsnį, jūs iškart pamatytumėt, kad esmė viso to, ką čia deklaruoja, kad pirmiausia reikia apriboti žmonių teisės. Apriboti žmonių teisės į judėjimo laisvės, į jų vadinamus kažkokius tai ketinimus ir aplamai. Atsimenat, kaip po COVID buvo, COVID metu. Tai va čia yra serija numeris 2. Jie sako, kad dėl jūsų saugumo jūs reikia apriboti. Šiai dienai visa laida ir bus apie tai, kaip sukūriama jums dabar masinė, visuotinė, isterinė aplinka. Per dronus, per asmens duomenis, per pandemijas, per karus ir taip toliau. Eisime viską etapais. Taigi, per dronų isteriją jums buvo paskelbta viena. Jūsų teisės reikia apriboti, nes avis nežino, kaip patys apsisaugoti. Kitas momentas, noriu atkreipti dėmesį į VSD vadovas. Apie milžinišką duomenų nutekėjimą. Tai vienas skaudžiausių atvejų. Taigi šiai dienai yra iškeltas klausimas apie tai, kad nutekėjo milžiniškas duomenų srautas iš ten registrų centro. Netgi Kasčiūnas apie pavogtus registrų centro duomenis. Tikėtina, kad tai Rusijos operacija. Noriu atkreipti dėmesį. Tas, kas buvo 17 dieną Kaune, 17. Šitos, kurios straipsnius aš rodžiau, yra berods 24-25 dienos. Taigi šviežia. Kad 17 dieną Kaune aš kalbėjau apie tai, kad savom akim mačiau Maskvoje būdamas, mačiausi su žmonėmis iš Italijos, kurie buvo tie vadinami ir hakeriai, ir tuo pat metu mega korporacijų, įmonių ir net valstybių konsultantai apie dirbtiną intelektą, apie vadinamus šitos hakerinius įsilaužimus, apie sisteminės apsaugas nuo hakerinių įsilaužimų ir taip toliau, ir taip toliau. Taigi,
ten buvo žmogus, kuris man parodė asmeniškai, kad turėdamas mano telefono numerį, įsivedęs į kažkokias programas, man parodė visus mano asmens duomenis, visus mano elektroninius vadinamus slaptažodžius, pasvardus į paštus, elektroninius paštus ir netgi mano artimųjų žmonių. Suprantat, apie ką aš kalbu? Taigi, šiai dienai apie tai, kad kalbama, kad jau įsilaužta ir rusai įsilaužė ir čia nutekino tokius mega duomenis, apie ką jūs kalbat? Čia yra skylės padarytos tam, kad dirbtiniais intelektais, kažkokiom programom ar kažkokiam mega aukšto lygio valdytojų klanui būtų galima valdyti mūsų viską. Nuo asmeninių duomenų ir, kaip jūs įsivaizduojat, asmeninio turto. Už tai, ką dabar aš 17 dieną apie tai pasakau, kad visur yra tam tikram aukštį, yra globalinės skylės. Tam, kad imitacija tų vadinamų hakerių ir imitacija tas, kas saugo mūsų duomenys, būtų tas, vadžinot, lėlių žaidimas mumis ištisai. Šiai dienai, kam reikia, viskas yra kiaurai matoma. Keista tai, kad šitas įvykis su duomenų visoje nutekinimu berods įvyko metų pradžioje, o dabar metų viduryje apie tai iškyla visas reiškinys. Kodėl? Keista tai, kad aš 17 dieną apie tai kalbu, kad viskas kiaura, pasirodo straipsniai. O todėl, kad tai yra reakcija tiesioginė į mano Kauno kalbą, todėl, kad jeigu aš tai kalbu, reiškia, ten visur visa tai yra žinoma. Kiaura visa yra Rusija, kiaura yra visa Ukraina, kiaura yra visa Europos Sąjunga, kiaura yra visa Kinija, Indija ir JAV. Tik tais tiems, kam reikia. O visa šita imitacija, ajajai, Rusija pavogė, ajajai, nusitekėjo, ajajai, saugokit. Šiai dienai net Lietuvoje jau eina diskusijos tam tikrų interneto domenų apsaugistų, kad tai nutekino, dabar jūs saugokitės, čia dabar žinote šitą, 3, 16. Apie ką čia? Apie tai, kad mes matom klaunadą ir dabar. Tai yra reakcija į tai, kad jie turi parodyti, kad mūsų nutekinti duomenys šiai dienai gali būti priešų rankose. Žiūrėkit, mes dabar jau nebežinom, kas mūsų priešai ir draugai. Kodėl mes nežinom, kur mūsų priešai ir draugai? Nereikia pamiršti, kad kai sako, kad buvo nuo registrų centro nutekinti ar iš duomenys, jūsgi žinot puikiai, kad jokie registrų mūsų duomenys nesaugomi Lietuvoje. Lietuvoje serverių šitų nėra. Ir jie sako, buvo ataka į Lietuvą. Kokią Lietuvą, jeigu serveriai ne Lietuvoje? Serveriai yra globalinė nuosavybė. Mūsų visas imituojamas turtas, kaip jūs įsivaizduojat, kad jūs turite turtą, jūs paskaitykit, kartoju milijoninį kartą. Nuosavybės teisė. Tai vat visas šiai dienai švabininis nunulinimo, kaip sakant, projektas ir vyksta, tik jums turi dabar įteikti, kad tai yra priešų rankos, o ne sisteminis globalinis valdymas. Dronai – nesisteminis globalinis valdymas. Ir kai jums imituoja ir sako, kad dronai skrydo iš Lenkijos, iš Ukrainos, ar ten iš Lietuvos, iš Latvijos ar Baltarusijos, Rusijos, visa tai yra cirkas manipuliuoti ir sukurti isteriją. Dabar mes prieinam prie antro projekto, asmeniniai duomenys, biometrija. Jūs turite atiduoti teisę, kad tai jūsų šitos duomenys saugotų kažkas, o ne jūs patys. Isterija tęsiasi. Dar kitas etapas. Ebolos protrūkis kelia grėsmę 10 Afrikos šalių. Ebolos protrūkis. Ką tik buvo kažkoks hunteris ar dar kažkas prieš tai. O dabar žiūrėkit. Visi tiesiog laukia jo žlugimo. Putinas persmelktas baime. Kodėl aš dabar šitos 2 straipsnius surišau? Ebola, Putino perversmas ir dronai karas. Žiūrėkit vieną įdomią tendenciją. Kai tik tais
pagal planuotojus artėja karo pabaiga, kaip jie įsivaizduoja, o karo pabaiga galima staiga tik vienu atveju - Putino nuvertimu ir Rusijos viduj valstybinius vadinamas ar ten korporacinis perversmas. Tokiu būdu, kai tik karas sustabdomas, Rusijos kapituliacija ir įvedamas pandemija. Kad šitie du etapai judėtų visą laiką paraleliai, sakysim taip, karas juda ir, žiūrėkit, pandemijų N sukūrių šalimais juda. Jie juda va taip iš karto, kartu. Kai tik karas dingsta, pandemija atsiranda ir šauna. Kad šita isterija visą laiką pandemijų būtų mūsų šalia, jie ir pučia N projektų. Ir Hunteris, ir Šmanteris, ir COVID-78 milijoninis, ir dabar Ebola. Viskas sukasi va štai čia. Va čia. Jų tikslas dabar nulaužti karą. Nes, kai eina karas vyksta, pandemija atsirasti negali, šitą gerai suprantat. Nes kaip tai? Jeigu pandemija visur atsirastų, o ten, kur fronte, jos nėra. Be to, karas generuoja grinuosius pinigus, aš jau šitą sakiau. Karas generuoja korupciją ir visas šitas užsisukęs ratas negalimas ir neleidžia paleisti mums antro COVID numeris 2 serialo. Taigi, kartoju, atsimenat, kaip mes kalbėjom apie tai, kad pirmiausia, jiems reikia perimti mūsų biometriją ir asmeninius duomenis. Pirmą seriją matom akivaizdžiai. Antrą seriją mums reikia nusilenkti pandemijoms. Trečia serija karo išgastis galutinis dronai. Ketvirta serija badas ir chaosas. Visus etapus mes šiandien ir praeidinėsim. Taigi, karo isterija su dronais mums jau užpūsta. Dabar eina asmeninių duomenų biometrijos isterija. Dabar mes prieisim prie to ir pažiūrėsim, o kasgi vyksta su Iranu ir Trumpu. Nenoriu jums dabar straipsnių, bet greitai perbėgsiu. Pastebėkit, šiandien vėl kažką tai Trumpas atakavo ten, bet pasakė, ne, čia ne kariniai dar veiksniai, bet jau o Iranas atsakė, kaip duosim, jeigu čia jau kaip duosim, tai to ir bus ir $200 už bačką nafta. Šitas žaidimas vėlgi Irano ir Jungtinių valstybių, Kinijos ir visų kitų yra šou. Turime suvokti, kad Kinijoje atvažiavęs Putinas, kur gavo ten priėmimą kaip caras karalius, o Trumpas ten buvo labai pažemintas, ten jį priėmė kažkoks žemas klapčiukas, ten buvo ne podukai pastatyti, o kažkas kiti ten dėl arbatos gerimo, jis ten kažkokius medžius apžiūrinėjo. Visas šitas cirkas čia mums. Pagrindinis reiškinys, ko jiems reikia, kad pripažintų Putinas Xi Jinpingo dieviškąjį mandatą. Tai yra tai, kad monopolis Kinijoje, o ten apačioj tikrasis valdytojas yra Indijos klanai, būtų oficialiai įformintas. Šiai dienai Putinas nepripažįsta ir kovoja dar už Rusiją, todėl ir žiūrėkit susilaukia atakos į vaikų bendrabutį. Mūsų, aišku, žiniasklaida kaip ironiškai, jums juokinga? Fašizmas ir vaikų žudimas yra juokingas? Žiūrėkit atsargiai tokiais pareiškimais. Taigi, Putiną šiai dienai ir Trumpas, ir Xi Jinpingas, ir visi kiti, ir Iranas lenkia po globalinių monopolistinių projektų. Putinui besipriešinant, spaudimas ant Rusijos auga. Taigi mūsų visi klapčiukai ir Delfio rašytojai iškart sako, Putinas persmelktas baime, tuoj bus perversmas. Noriu šitoj laidoj parodyti jums, kad gyvendami senoj paradigmoj, senose taisyklėse ir senose iliuzijose, mes kaip avis vedami į skerdyklą. Todėl, kad mes nesugebam suvokti kito naujo pasaulio reglamento. Dabar dėl to, apie ką aš čia kliedžiu, kad patvirtinimo pati šviežiausia informacija. Prašome paklausyti.
Европе предрекли экономический кошмар из-за войны на Ближнем Востоке. Неутешительные прогнозы озвучил глава Совета министров финансов стран ЕС. Он подчеркнул, весь континент сегодня переживает стагфляцию, когда экономика перестала расти, а цены быстро увеличиваются. По словам чиновника, далее с каждым месяцем кризис будет только усугубляться. Энергетическим шоком происходящее назвала и председатель Европейского Центробанка Кристин Лагард. Рост экономики Европы в целом будет ниже 1%. Этот год сложный из-за цен на энергоносители и огромной неопределенности, в которой оказались работодатели и трудящиеся. Те, кто принимает экономические решения, кто хочет купить дом, машину или холодильник. Также Лагард жестко раскритиковала субсидии и компенсации, которые страны ЕС ввели для защиты от энергокризиса. То есть, по сути, предлагает бизнесу спокойно банкротиться. Nu va dabar straipsnis verslo žinių. Suderinta balandžio infliacija 4,9% metinė, 0,7% mėnesio. Išgirdot? Kaip juokinga girdėti tarp kitko iš ES klerko, kuris yra ten kažkoks ministras ar ką, kuris sako, kad bankrutuoja ES. O žinot iš kur jisai? Iš Graikijos. Atsimenat Graikijos bankrotą? Taigi viskas ženklais. Jisai sako, viskas labai blogai. Kur mes dedam šiai dienai? Pinigėlius teisingai į Ukrainą. Taigi, jeigu mes pasižiūrėsim, kad berods Riutė tas pats, ką aš pradžioje rodžiau apie dronus, sakė, kad ES turi išskirti 140 milijardų kasmet Ukrainai, mes matom, kad bankrotas ir plus tą, ką daro Irano šou su JAV, laikydami aukštas energetinės kainas, daro ES visiškai tą bankrotą. Nereikia pamiršti, kad į bankrotą eina ir pati JAV, bet čia ne šitos laidos tema. Tačiau reikia suvokti didįjį pagaliau melą ir stebuklą, ką pasakė Christine Lagarde, viena iš globalinių finansiščių. Auks apie 1% ekonomika. Kodėl aš jums parodžiau suderinta su ES infliacija metinė verslo žiniuose 4,9, 5%. Jūs žinot, kad skirtingos infliacijos skirtingose šalise, kadangi ten, kur yra trumpi pinigai, paslaugos, ten infliacija didesnė, ten, kur yra didžiosios gamybos grandinės ir ciklai, ten infliacija mažiausia. Tačiau bendra, ką verslo žinios rodo, 5% infliacija, rašo ką? Kad jeigu sako Christine Lagarde, kad 1% augimas, o 5% infliacija, tai pas mus minus 4% į metus. Ko? Teisingai. Kaip sakant, gilios skylutės. Tačiau visiškai kaip Kaune aiškinau, dar noriu parodyti kitą, kad sakoma, ten nekilnojamas turtas, kažkas kažką investuoja, kažkur slepia į pagalbės grinus. Deja, pinigėlių šiai dienai išsaugot nepavyks niekaip. Pirmiausia, aš jums parodžiau, kad yra jau skylės milžiniškos per duomenų, asmenų duomenų valdymą visą pasaulyje globaliai. O dabar mes parodysim, kaip tai atrodo, kai šitą asmens duomenų, visą jums informacijos, kaip sakant, propagandos tinklą, vandenyną jau demonstruoja globalios jėgos ir kas yra instrumentalai šito to, ką aš jums pasakoju. Asmens duomenys kiauri, finansai, pandemijų tikėjimas, mūsų vadinama propagandinė erdvė, karo isterija ir technoreligija. Visų veidai tiesiog nuogi. Пожалейте. Мощную волну обсуждения по всему миру запустило последнее выступление Папы Римского, которое он целиком посвятил искусственному интеллекту. Понтифик вроде бы пытался предостеречь мир от чего-то страшного. Для этого даже пошел на прямой диалог с главами крупнейших производителей ИИ. Но вот недавние заявления самых могущественных из них многих заставили усомниться. Возможно, некоторые уже получили индульгенцию. Александр Романов все объяснит.
Ватикан официально высказался об искусственном интеллекте. В новой энциклике римского папы Льва XIV этому вопросу посвящены 160 страниц. Ключевое: новые технологии принципиальным образом меняют методы ведения войны и создают новые формы рабства. Вывод неожиданный. Святой Престол хочет поставить это все себе на службу. Artificial intelligence Искусственный интеллект должен быть разоружен, освобожден от логики, превращающей его в инструмент господства смерти. Подобно ядерной энергии, он должен служить общему благу. И непонятно как в Ватикане собираются обезвреживать ИИ, если даже разработчики не вполне понимают, как он работает. В этом признался Кристофер Ола, сооснователь корпорации Anthropic, то есть одного из лидеров отрасли. Я ученый, и я буду честен, мы продолжаем находить загадочные и даже тревожащие вещи. Мы находим свидетельства самоанализа, внутренние состояния, отражающие радость, удовлетворение, страх, горе. А понимать мотивы искусственного интеллекта хотелось бы, тем более, что именно интегрированные системы Anthropic в феврале посоветовали американским военным нанести ракетный удар по иранской школе для девочек. Погибли почти 170 человек, в основном дети. Кстати, инициатор использования ИИ именно на поле боя известен. Питер Тиль, глава Palantir Technologies, автор манифеста, который многие называют доктриной технофашизма, а самого инвестора антихристом, про которого он и сам при любой возможности начинает очень пространно рассуждать. Лозунгом антихриста будет мир и безопасность. Это неплохие вещи, но когда альтернатива — это Армагеддон, тогда обещание мира и безопасности приобретает куда большую силу. Антихрист, вероятно, будет выглядеть как великий гуманист, как великий филантроп. Вкратце смысл его идей таков. Судьбы людей как на поле боя, так и в мире должны решать не совесть и ценности, но именно сила технологий. Na, nežinau, ar po tiek mano darytų laidų, replikų, atiduotų jums žinių, darytų laidų važinėjant per Lietuvą, kaip pasakyti tie, kas turi aukštesnės žinias, reikia kažkokių komentarų, tačiau Vatikanas pasakė ką? Matėt? 160 puslapių santykis su dirbtiniu intelektu. Patikėkit, Vatikanas labai gerai žino ir yra tas instrumentas, kuris vadinamas einantis iš bestruktūrinio valdymo. Vatikanas labai gerai žino, kas sukūrė dirbtinį intelektą ir kas yra dirbtinis intelektas. Ta, ką šiai dienai bandžiau paaiškinti Kaune. Taigi, Vatikanas tiesiai šviesiai pasako, kad reikia dirbtinį intelektą išlaisvinti iš žmonijos logikos. Kas yra logika? Logika tai mes ką bandom imituoti, kad mes kažką žinom. Pavyzdžiui, anksčiau žinodom kažką apie mokslą, po to anksčiau žinodom kažką apie mediciną, tačiau mums pavertė COVID-as, kad medicina yra tikėjimas, religija. Kaip ten sakė, mes tikim mokslu ir medicina. Nereikia žinių, nereikia logikos, tik aklas tikėjimas. Tai yra Vatikanas. Taip kaip ir po to Palantyro bosiukas pasako, kad dirbtinis intelektas ir yra naujoji technoreligija ir antikristas, kuris gali būti pats nuostabiausias geradėjas. Bet jeigu jis nuspręs, kad tai turi būti Armagedonas, ir nuspręs. Tai yra ta, ką aš prieš tai laidoj sudėliojau. Dirbtinis intelektas, pilna asmenų duomenų, kaip sakant, valdymo, kaip jums pasakyti, architektūra su jų sutikimu, karas kaip isterija, dronai kaip isterija, visą tai ir privedinė prie to, ką sako Vatikanas, prie naujosios technoreligijos. O ką jums perša Takeris Carsonas? Naudokitės telefonais, ten yra programėlė Techno Jėzaus, ten viską jis jums paaiškins. Carsonas Takeris, tas didysis ventiliatorius, propagandistas, jau tai jums kiša į smegenis, tai jūs išlaisvins, viską paaiškins, jūs gausite vidaus ramybę, sielos, kaip jie sako. Sielos ramybė, jūs juokaujat, tai ir yra kova dėl šitos energijos, kas dar jumyse liko. Taigi tam, kad jūs visišką chaosą paturėtumėt, įrodo Christine Lagarde, sako, su ekonomika bus viena didelė skylė. Minusas. Aš jums tiesiog sistemingai rodau, kaip jie juda. Kurie dar vadinamieji, aš nežinau kaip pavadinti žmogistas ir organizmus biorobotukus, kurie dar bando savo skylutėse, pasislėpę ir narveliuose, urveliuose, kažką išsaugot ir parodyt, kad taip nėra. Aš tiesiog straipsniais, kariškių duomenimis, VSD skelbimais rodau Vatikano, Palantyras, kuris programuoja karą per dirbtinį intelektą,
Ką dar jums galima parodyti netikinčios avys? Kur išeitis? Išeitis visada yra. Mes apie tai laidos pabaigoje pakalbėsim. Tačiau einam toliau. Čiagi dar vis netikintiems. Bet visą tai, ką rodau aš jums, tai yra informacija ir žinios. Va čia taip atrodo dirbtieji skeptikai ir kurie iš mūsų ir manęs tokio kaip aš gamina vadinamą marginalą. Super piktadario pamąstymai. Ha, 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 ha. Palantyro manifestas, skelbiantis apie dirbtinio intelekto ginklus, kultūrinę nelygybę. Tai yra apie tą technofašizmą. Va jums šitas manifestas, prašau, 22, kaip sakant, skiltis, paskaitykite ir pamastykite ir logiką ir intuiciją. Man patiko, žinot, kas, pavyzdžiui, 9 punktas. Turėtumėm parodyti daug daugiau palankumo tiems, kurie pasidavė viešajam gyvenimui. Pasidavė. Esmė yra tame, kad viešas gyvenimas. Tu nieko negali turėti, niekur negali pasislėpti. Tu turi būti matomas kiaurai ir reguliuojamas ir kontroliuojamas. Nu ir tokios avelios yra, sakys, nu tai kas čia tokio? Skaidruva, visi moka mokesčius, visi geri ir skaidrus. Ar tikrai? Visos liberalios avys, kurias skuta ir vis dar tiki šituo marmalynu, nesupranta, kad liaudies, kiti sakytų, žmoguvos naikinimas šitoj iliuziniai žemėj yra mūsų gerovė. Tada taip ir sakom, taip, tai yra mūsų gerovė, mūsų naikinimas. Ir už tai, kad eiti prie mūsų sunaikinimo, reikia nuversti Putiną ir sudalinti, sunaikinti Rusiją. Rusijos sunaikinimas ir paėmimas jos resursų į savo rankas monopolinės ir įgalintų padalyti monopolinės šitos veiksmus, kas ir kartu įvesti technoreligiją, surinkti mūsų asmeninius duomenys į vieną masę. Nors jie yra surinkti, tačiau Rusija, kariaujanti Rusija, trukdo jų panaudojimui. Bėda ta, kad, padarysiu intro, šitoj vietoj, kad Rusija pralaimėtų ir dar, kaip sakant, ją susilpninti, va šitie visi veikėjai, kurios dabar rodžiau, va iš ten, jau nusprendė tokie kaip Pabaltijį ir Lietuvą pilnai sudeginti. Mes esam, kartoju vieną kartą ir dar kartą pasakysiu, sakralinė auka šitoms visoms architektūrinės plytoms pastatyti ir privesti į veiksmingumą. Šiai dienai dar viena replika į tai, kad mūsų komanda ruošiasi į Serbiją važiuoti ir gan į susitikimus aukšto lygio. Aišku, pravažiuojant Vengriją, Slovakiją ir taip toliau padaryti interviu iš politinio lygio. Kartoju, Serbijos politinis lygis, parlamento. Tačiau įvyko, šiai dienai matėt mitingai milžiniški Serbijoje ir Vučičius atsirado ant vadinamųjų priešlaikinių rinkimų. Kodėl aš norėjau vėl važiuoti per šitą šalis ir į Serbiją, jūs labai gerai žinot, todėl kad Serbija šiai dienai ir vienas iš veidrodžių, kas vyksta Pabaltijai. Taip, tai yra kitoks kontekstas, bet sunaikinimo prasme mes vienodi. Šiai dienai turime suprasti, kad jeigu Serbijoje vyks rinkimai priešlaikiniai, o avys Serbijos dabar labai nori išsaugoti vadinamą Serbiją, tačiau sudalinti į 2 dalis. Tai yra 2 dalių vadinamieji patriotai. Suprantat? Ne tautinė vientisa kažkokia tai jausmo banga, bet patriotai, kuriems duodami lozungai. Jie šį dienai, kovodami prieš NATO, kuri bombarduavo Serbiją, verčia Vučičių ir nori, jie nesuprasdami, bet nori pilietinio karo. Kitigi, galvodami, kad prives opoziciją, jie išsaugos Serbiją. Jūs suvokiat? Debilizmą. Tie, kas šiai dienai bombardavo Serbiją ir nori per rinkimus ateiti į valdžią.
aiškinu chronologiją ir tas, kas bus Serbijai. Jeigu bus priešlaikiniai rinkimai Serbijoje, ateis proeuropietiški, o tai yra promarmališki, va tokie techno-religiniai politmenedžerinio lygiuko šliužai. Ką jie padarys? Teisingai jie paduos iš karto paraišką Serbijos stoti į Europos Sąjungą. Ko reikalauja Europos Sąjunga? Teisingai. Pirmiausia, kad Serbija pati pripažintų savo sudalinimą ir pripažintų Kosovo nepriklausomybę. Kas iškart gausis? Teisingai, tie patriotai, kurie padaro dabar Maidaną ir prives per rinkimus idiotus, techno menedžerinius šliužiukus, eis į karą pilietinį. Tai yra, kad mes matom šį dainai Balkanų didžiulės ugnies laužo. Tiesiog nežinau, tokis vulkano užsiveržimo. Tai yra, mes matom tai, kad artėja milžiniška vampyrų fiesta. Dabar jeigu mes tokie akli ir norime šitą patį padaryti, o aš parodysiu, kad mes norime ir nesuprantam procesų, mes šį dienai einam ir legitimizuojam ir traukiam šito susinaikinimo procesą į save. Matot, rožnių, jau visi pripažįsta ir Vatikanas pripažino, kurie tarp kitko iš vienos, va čia dabar žinot, kai šitas pasakai žodžius, šitas durnelis, šitas konspirologas, šitas marginalas. Taigi, šiai dienai Vatikanas, kuris buvo masonų instrumentas, perėjo į kitą pusę, iliuminatų pusę. O iliuminatų pusė ir yra tie, kurie sukūrė COVID-ą, atvedė, nesukūrė, bet tai imituoja dirbtinį intelektą, technosocialinių šitų tinklų konclagerį ir technokripto valiutinį religiją. Tarp kitko, jeigu jūs matėt, kad pats ten toks bičiukas sėdi jaunas, kuris dirba su tokiu intelektu aukščiausiam lygmenį dirbtiniu ir sako, mes nežinom, kaip jis dirba. Jisgi pats kažkokį jausmus turi, jis pats viską planuoja. Tad visumoj, kai jūs suprasit, ką reikia ir kaip reikia, kaip sakant, jausti, tada pasižiūrėsim, kas iš to gausis. Tęsime toliau. Vat noriu atkreipti labai dėmesį, tiesiog net primiktinai atkreipti dėmesį jūsų šitą straipsnį. Žiūrėkit, po kratų pas politikus maratono, brūkšnys, keisti pasiūlymai, dvitaškis. Tai yra baisu. Staiga mergaitės šitos, kaip sakant, žurnalistės rašo apie tai, kad atsimenat, po visų šitų teisuolių, skvernelių, skaidriųjų, žemaitaičių ir kitų opozicionierių, kurie mus veda į karą, yra tai, kad žiūrėkit, vienas sakinys, ypač didelį nerimą kelia politikų inicijuojamos diskusijos apie didesnį privatumą ir senaties terminą atsakomybei už savo praeitį. Jei toks jų pageidavimas būtų patenkintas, niekam nebūtų leista analizuoti ankstesnės politikų veiklos, o žmonės negautų svarbios informacijos ir per rinkimus turėtų pirkti katę maiše. Kasgi, kaip jūs galvojate, inicijuoja šitos ypač įdomius diskusijas apie tai, kad viską paslėpti, visą praeitį ir visas korupcijas ir visas politikų ydas. Teisingai, tie patys skaidruoliai ir šviesuoliai, kurie mums neša demokratiją. Ką aš norėjau parodyti šito straipsniu? Jeigu visus mus skaidrina, kaip aš rodžiau 9 punktą, technofašistinio, kaip sakant, Palantyro pareiškimo deklaracijos, tai kodėlgi politikai slepiasi ir kodėl jiems leista slėptis? O leista slėptis todėl, kad jie turi viso tą, ką aš jums vardinu šitoj laidoj, užtikrinti testinumą menedžerinį, kad mes pereitumėm į korporaciją galutinai ir patys save susinaikintumėm. Mes turim jiem duoti mandatą. Ir visą šitą slėpinį didelio urvo, kaip sakant, gamina jie patys savo. Dabar žiūrėkit, jeigu jūs atsimenat, seną skandalą, nenoriu rodyti straipsnių, greitai pasakysiu, jūs visi atsimenat,
kaip Nausėda buvo spaudžiamas ir presuojamas Seimo, kad reikia įkurti ten kažkokias kontrolinės tarnybas, kurios kontroliuos ir lys į VSD vidinį darbą. Atsimenat, kiek spaudė? Jauniškis kažkokiu būdu atsimušė. Nu, kaip dabar atsimuždinės VSD vadas, pasižiūrėsim. Bet esmė yra tai, kad šiai dienai tokias specialiasias tarnybos gigantus kaip VSD reikia pakenkyti savo korporatyviniams interesams. Kodėl? Praeitoj laidoje aš jums rodžiau, kad šiai dienai teismai, genprokuratūra ir spec tarnybos turi mažus valstybinius trupinius viduj, kurios dar saugo. Kaip mašina, kaip institutai, jie yra dideliam pavojuje. Kodėl? Todėl, kad kai ateis visa šita militarizmas, kriptovaliutų ir religijos, jie nebereikalingi. Dirbtinis intelektas ne tik jūs teis, jums išrašinės orderius ir jūs, kaip sakant, ves į karą, tačiau jis dozuos jums ir maistelį, ir triusikėlius, ir tiek, kiek jūs galėsit pajudėti. Aš net nesu tikras, kad jūs galėsit važinėti automobiliais. Nes jeigu jūs pasižiūrėsit, kokiu greičiu ir mūsų Seimukas korporatyvinis išstuminėja senus dizelinius, benzininius automobilius, kuriais važinėja mūsų senuliai, vyresnio amžiaus žmonės. Ir teisingai, ir aš, jo. Ir sodinant elektrobatareikų. Tai yra tai, kad kai išnyks seni varikliai ir seni automobiliai, mes jų nebegalėsim remontuotis patys. O visus elektrobatareikius galima išjungti taip, bach, ir jų nėra per 5, 4G, per bet kokį tinklą. Šiandienai viskas yra surišta. Ką aš jums rodžiau prieš tai laidoj. Viskas yra kontroliuojama. Nekontroliuojamas pakol kas yra Putinas su savo karu. Taigi grįžtam apie tai, kur mūsų viltis. Viltis yra tik viena. Tai yra mūsų atramos, kastinės atramos, kadangi tik kastose tam tikros yra saugomos žinios. Už tai pavyzdys vienas mažas, kad šį dieną Rupšį visgi nuteisė. Rodo tai, kad naujoji karta ir naujoji sistema atėjusi karinė ir ten, kokia ten karinė, smogikiškoji korporatyvinė, naikina senus klanus. Ir šiai dienai, jeigu tarnybos turinčios ir saugančios kastinėse gilumose išsilaikys ir susivienis, jie šiai dienai gali prieš pastatyti savo žinias, o tokiem įstatymam, kur toj Seimo nariai pasidarys neliečiamieji ir darys kaip korporacijų tarnai, bet ką. Praeitoj laidoj aš ir sakiau, kad Seimas yra ne valstybės institutas, o korporacijos atstovybės pirščiukai. Jie niekas yra, jie net nesupranta, kad atėjus laiku jie irgi eis į kompostą. Bet jie aklai vykdys, galvodami, kad jie yra valdžios piramidė. Nėra šitos jau valdžios piramidės. Kaip aš ir sakiau, žiūrėkit, kas dabar bus įdomiausia kova šitam iliuzijų pasaulyje. Pirma piramidė vadinosi politinė valdančioji, antra ant jos yra ekonominė, finansinė ir trečioji viršūybė struktūrinė. Politinė, tautinė, valstybinė piramidė jau sunaikinta. Dabar liko finansinė, technologinė, ekonominė, ką mes matom. Šiai dienai finansistai valdo viską. Finansistai sutarė su tokiom korporacijom kaip Palantir, BlackRock ir visa kita atvesti technoreliginį finansinį fašizmą, konclagerį. Jis jau yra. Tačiau, suvokiant, kad viską, kas yra susijęta su valstybės savokomis ir valstybės buvimu ir tai, kas dar mumise ir, sakysim, istorijai trumpoj, turi būti absoliučiai sunaikinta ir ištrinta. Nuo žodžio visiškai. Todėl, kartoju, viskas, kas laikė tokią kaip valstybę, o tai yra specialiosios tarnybos, tos fundamentinės senos, ne tos naujos prigamintos, kaip sakant, ant menedžerių, kaip sakant, pašaukdinimo ir tarnystėj, senosios. Visi valstybiniai ramščiai bus išnaikinti. O jeigu jūs galvojat, kad dirbtinis intelektas šiai dienai su naujaja technosistema nepasiruošęs perrašyti istorijos ir ištrinti
valstybės kaip savokos. Va taip, jūs labai klystat. Knygų nieks nebeskaito, skaito technoinformaciją, technošiukšlyną. Ir ištrinti valstybę kaip savoką, parodant per va tokius politinius klapčiukus, kurie sėdi Briuselėje, Lietuvoje, Epšteino failai viską išviešins. Jos greit visi norės pamiršti to, kad sakys visa gerovė technofašizme, techno dirbtinėme intelekte, kuris mums užtikrins 3 kąsnelius ir duos virtualų pasaulį. Tačiau, kodėl visa tai yra pasmerkta iškart, visiems atsakau. Jeigu mes dabar gyvenam iliuzijoje, tai įsivaizduokite, kad virtualus pasaulis dar yra uždaresnis kontūras ir mažesnis. Tai yra, sakyčiau, geriausiai tai būtų pavaizduota rusiškoje lelytėje matrioškoje. Kai matrioškoje viduje yra kita lelytė matrioška, žinot, tokie susideda viens į kitą. Jau ir dabar mūsų realų pasaulį įkišo į vadinamą iliuzinį pasaulį. O dabar šiuo metu mūsų iliuzija, kurią mes turim, kiša į kitą matriošką į virtualų pasaulį. Visą laiką yra mažinamas energetinis vartojimas. Virtualiam pasaulyje mes nieko nekainuosim, o būsim tik mažos batareikės, kurios ir sunaudos. Kartoju todėl, kad šiai dienai nors kiek dar mums kaip liaudžiai išgyventi, reikia atstatyti pačią žemutinę piramidę, kurios turinyje yra vadinama nors kiek valstybės elementų. Šiai dienai šitą reiškinį bando atlikti vienintelis pasaulyje. Jūs galite smerkti mane apie bet kaip rašinėti ir spjaudyt. Pasakysiu, vienintelis, už kurios stovi nugaros tam tikros jėgos, yra Putinas. Jis visam pasauliu siūlo, atstatykime neutralią zoną, kuri bus kaip magnetas viso ko balansyras tarp minuso ir pliuso, ar pliuso minuso. Turi būti pasaulis atstatytas į pusiausvyrą. Tačiau mūsų egoistinis šiandienai vartotojiškas ego visą laiką spjauna į tai ir rėkia, kad Putinas yra ten kažkas. Šiai dienai visą tai, ką aš rodau jums siekis, jūs jau veda į skerdyklą, jūs turite aukščiau pakilti ir pagaliau pamatyti, kurio jūs vietoj ir kas jūs. Paskutinius rodau elementus. Tai, kad jūs aiškiai šitą matytumėt, po viso vadinamųjų Rusijos-Baltarusijos brandolinės triados čia, kaip sakant, manevrų mokymų, kas skambina iš karto Lukašenkai? Makronas. Jūs galvojat, kad įvyko pokalbis apie kažkokį ekonominį bendradarbiavimą? O ne. Aš noriu jums pasakyti apie vieną įdomių deževų. Deževų atrodo taip. Žiūrėkit, Putinas ką tik buvo Kinijoje, taip? O 2008 metais 8 mėnesio 8 dieną prasideda karas ir genocidas savo regionų, kur pradeda Gruzija. Abchazijos ir ten kitų regionų genocidas. Atvažiuoja Putinas iš Kinijos, įlenda su savo kariais ir atpipina Gruziją. Šitą karą inicijavo ir prižiūrėjo globalinės Prancūzijos jėgos prezidentas Sarkozy. Jeigu dabar jūs pastebėjot, Sarkozy neįvykdė šitos užduoties, jis iki šioliai neišeina iš teismų, į kalėjimų, iš kalėjimų ir vėl teismas. Taigi, visas šitas provokacijas globalinės aplink Rusiją, postarybinėse respublikose atsakingai daro dvi jėgos. Prancūzija ir kaip organizatorė Britanija. Ir vėlgi dežavu. Makronas siūlo Lukašui, o kaip žinome, jis jau pasiuntė savo, kad jis pasiruošęs dėrėtis ir išduot Rusiją, jis pasiuntė visai neseniai ten buvo duodamas interviu per tuos mokymus brandolinius, kad jis pasiruošęs atvažiuoti pas Zelenskį ir kalbėtis apie taiką. Tai ir buvo tas vadinamas viršvalstybinis dialogas, kad aš pasiruošęs Putiną priduoti. Išgirdo jėgos ir iškart daro skambutį ir koreguojasi, kokiu būdu tuoj Lukašenka atsiskirs ar kokiu tai būdu susprogdins Rusiją. Va kaip vyksta šitie dialogai. Tik tai kartoju, su Gruzija gavosi pišas,
čia bus dar didesnis pišas, bet dar kaip ten griausmingesnis ir dar labiau nugriaudęs tiek, kad visiems bus pilnas pampersas. Марк Рюте призвал страны блока ежегодно выделять по 0,25% ВВП на поддержку Украины. Идея в том, чтобы равномерно распределить траты, ведь некоторые члены Альянса уже стали жаловаться, что они платят Киеву больше остальных. Деньги хотят выделять как на вооружение, так и на поддержание бюджета, под предлогом того, что это обезопасит весь блок НАТО. Украину поддерживают многие союзники, и я рассчитываю на тех ее друзей, которые обеспечивают Украину крайне необходимой американской огневой мощью. Нам нужно приложить все усилия и продолжать оказывать Киеву необходимую поддержку, потому что безопасность Украины – это наша безопасность. Если государства Альянса одобрят инициативу Рюте, то регулярные финансовые вливания на Украину фактически утроятся и превысят 140 миллиардов долларов в год. Однако для этого нужна единогласная поддержка членов НАТО, а против идеи Рюте уже выступили ключевые страны блока – Британия и Франция. Kodėl ši idėja šitą priminimą jums apie 140 milijardų? Todėl, kad mes turime pamatyti dabar tikrosios Lietuvos veidą. O kasgi pas mus? O pas mus va. Valstybės ginčams su Belaruskali ir Hasenberg prašoma dar 0,6 milijono eurų. 600 tūkstančių eurų. O ką čia ginčiasi? Agi čia teisininkai toliau pililina pjaustų biudžetukus mūsų iš šito kvadro bobikų ir mūsų tiktokerių menedžerinių politikų, ginčydamėsi tą kontraktą, kad Lietuva turėjo tranzitą turėti trašų ir pati turėtų pigių trašų, kad išvengti bado. Betgi mes ne, mes pinigus leidžiam advokatams. Va kur mūsų iliuzija. Toliau žiūrėkit. Seimo komiteto darbo grupė. Rail Baltica projekto eiga priklausys nuo būsimojo ES finansavimo. Palaukit, jis būsimas ar jis esamas? Ir žiūrėkit, dar reikia 4 milijardų eurų. 4 milijardų eurų reikia papildomai kažkokiam bėgiams, kurių nebus. Jūs suprantat, kokia vėl iliuzija? Dargi žiūrim. Verslo žinios. Nuostolingai metus baigusios naujos gamyklos viltis nukreiptos į JAV. Lietuvoje tik pastatė, visi džiaugiasi gamyklą, kad vystyti žmonėm darbo vietas, algą ir tą vadinamą gerovę. Viskas užlinko. Pasirodo, jie patyrė 20,7 milijonus nuostolį. Ir dabar jie žiūrės į kitas rinkas. O kodėl jie turi žiūrėti vėl į kitas rinkas? O to, kad senas sugriovė teisingai Ukrainos sankcijos. Mes statom, bandom įsikurti, o viskas eina į pišą. Taigi šitoj vietoj noriu parodyti va šitą minulį. Taigi 5 vaikų tėvas Krivickas šoke. O kas yra šokas Krivicko? Šokas dėl dukros mokyklos dvitaškis nusispjovė ant mūsų. Čia nereikia gilintis apie šitos šokiruojančius šokliautojus šokliukus, kadangi jis nesupranta, kad buvo viena lyg eilė, po to skirstant vaikučius į mokymo įstaigos, jo pirmūnė dukrelė liko už borto be mokyklos. Kokia mokykla ar ne kokia, mes nesvarstom. Pats principas yra toks, kad šitie visi klaunai, kurie už Ukrainą yra atiduodami visus triusikus, ne savo, svetimus. Ir yra, kaip Riutė sako, daugiau isterikuokite dėl dronų, biuriokite karo, nes Ukrainai reikia girdėti atiduoti 140 milijardų. Ir po to visi šitie, kurie ginčiasi ir sankcijas atiduoda dėl Belaruskali trašų, kad mes neturėtumėm derliaus, po to šitie skundžiasi, kad nėra traukinių, šitie skundžiasi, kad gamyklos uždaromos, o šitą sakot, kad su mokyklomis, atsiprašant, šikna, pip. Jie nesupranta, kad tai yra viena grandinė, 140 milijardų. Ką aš parodžiau? Christine Lagarde pasakė, pas mus minusinė auga, tai reiškia, kaip ten dainavo Mamontovas, kristi, tai kilti žemyn. Jūs dar nenustebote, kas vyksta? Ir pagrindinis, tai aišku, yra genijus. Genijus tai yra korporacijos rūparos. Mauricas perspėja dėl Kubilius 2 scenarijaus. O kasgi tas žiūrim yra Kubiliaus 2 kažkoksai tai nevykęs projektas. Ekonomistas čia pasirodo. Ragina jaunimą galvoti apie būsto pirkimą. Pažiūrėkit, ekonomika krenta, nėra pinigų,
viskas yra vienoje uodegoje, gamyba užsidaro. Pasak jo, nuosavas nekilnojamasis turtas gali tapti didesnė paskata ginti šalį. Viskas, nenoriu daugiau čia apie šitą šnekėt, man tik tais buvo svarbu už jums akcentuoti šitą momentą. Mauricas sako, pirkite nekilnojami turtą už bankų kreditukus ir eikite šitą nekilnojamą turtą saugoti, eikite į armiją ir gaiškit. Dabar aš jums paradoksą pasakysiu. Kai jeigu jūs nusiperkat už kreditą nekilnojamą turtą, kuris yra registre, kuris yra neapsaugotas, o karas čia ant nosies, nes dronai kala visą ir isteriją, atsekat mano mintį, kad visą šitą programaciją jau valdo dirbtinis intelektas ir ką aš sakiau, žmonija turi būti išnaikinta. Mauricas sako, pirkit nekilnojamą turtą ir saugokit banko investicijas, tai yra banko turtą. Visą tai, ką šį dieną vaizdavau, valdymo procesų, politiniai, valstybiniai erdvėjai nebeliko. Mauricas vainikavo visą tai, ką šiandien pasakiau. Pirkite nekilnojamą turtą, jį ginkite, nes tai yra mūsų bankų investicijos. Ekonominė, kriptobanko. O jums nekilnojamas turtas iki šioliai tapo jau kripto. Kažkokia religija. Eikit ir gaiškit į frontą. Tai jūs paskatins nudvėsti ir būti faršu. Pagrindinis ir vienas paskutinis mano momentas, akcentas. Noriu parodyti ir atkreipti jūsų dėmesį, kas yra vadinamas, kai bus sunaikintas vadinamas socialinis sutarties modelis paskutinis, kuris vadinasi konstitucija. Aš nekomentuosiu 20 kartą, dar nuo Karžygio laikų aš rodžiau, kas yra vadinasi Žalimo doktrina, kaip jinai buvo išprievartauta konstitucija per tai tūkstantmečio Žalimo rašinys, klėdesys. Aš jį citavau, rodžiai punktais. Kaip tai atrodys Lietuvoje sunaikinimas konstitucijos, tai yra vadinamos valdžios ir žmonių bendruomenės socialinė sutartis. Nes konstitucija yra tarp valdžios ir žmonių socialinė sutartis. Žiūrėkite. Nausėda vetavo Klaipėdos uosto įstatymą. Ką tas įstatymas leidžia? O tai leistų įplaukti laivams su branduoliniu ginklu. Nausėda sako veto. Jeigu jūs pastebėjote, kad apie tokį įstatymą diskutuojama nebuvo. Visa šita, beje, ką aš rodžiau, Prancūzijos iniciatyva kažkokį duoti branduolinį skėtuką ir įgalino mūsų socdemus su kita koalicija. O ten koalicijoje Žemaitaičio Nemuno aušra, jo, teisingai, kažką aš apsirinkau, nesąmonės, kai visą laiką klėdžiu. Taigi šitie valdantieji korporacijos atstovai prastumė įstatymą, kad iš kažkokių tai iš kažkur tai atplaukia laivai, Klaipėdoje gali turėti branduolinius ginklus. O tai bus ant vandeniniai laivai ar po vandeniniai laivai, ką mes žinome. Taigi Nausėda sako veto. Įdomiausia bus mums stebėti, labai knysios ir stengsios ieškoti, pasižiūrėti tuos Seimo narius, kurie spaus mygtukus, aplenkiant Nausėdos veto. Kadangi žinot, kad Seimas turi teisę, turi galimybę tokią įstatyminę apeiti veto ir vis tiek prastumti šitą įstatymą. Tačiau žiūrėkite, yra inicijuojama kitas mechanizmas. Taigi, kasgi, ogi Seimo pirmininkas Oleka sako, kad reikia keisti dėl šito, kad reikia dislokuoti branduolinį ginklą, konstituciją. Žiūrėkit, niekam jie nekeisdavo konstitucijos, o vadovavosi Žalimo doktrina visokiam prierašomis ir manipulacijomis, o staiga dabar Olekas iš socdemų ir su Chebra šutvė korporacija sako, keičiam konstituciją. Kam tai? O tam, kartoju, labai žiūrėkit žmonės, kas balsuos už tai, kas iš vis dalyvaus, apeinant Nausėdos veto, prastuminėjant šitą įstatymą ir lendant savo purvinom kojom į konstituciją. Pavardės. Jūs nudžiugsite pamatę jūs.
Nes šitie atrofai net nesupranta, ką jie daro. Taigi, konstitucija bus sulaužyta galutinai šituo procesu. Jinai bus ištrinta. Kitą įstatymo projektą, kurie nori save paslėpti, kad jų nematytų žmonės ir nedrįstų lįsti specialiosios tarnybos, irgi rodžiau. Sunku, žinokite, visą tai jums sistemiškai bandyti rodyti. Rodyti į tai, kokios atakos vyksta į mūsų specialias tarnybas, kurios dar saugodamos save, savo artimuosius, gal išsaugos biškį ir mus, padės ir mum judėti normaliem, kaip sakant, liaudės elementam. Nes kiti liaudės elementai daro štai tai. Tik dėl žmonės turi suprast, kad kiekvienas, kuris neina balsuoti. Ir aš, pavyzdžiui, asmeniškai esu už privalomą balsavimą, kaip ir kai kurios valstybės. Nes jeigu tu turi teisę, jeigu tu tikiesi iš valstybės kažką, tai, mes sakykim, gynybos, infrastruktūros, panašiai, tai aš kalbu, reiškia, valstybė reikalinga tau, nes tu be jos gyventi negalėsi. Nes atvirai kalbant, kaip nuvažiuoji, gerai, tu ten, sakykim, negauni jokios pašalpos, jokių nereikia, nereiškia šitą viskų. Bet tikrai, kad sakykim, pamenu, kad tu nuvažiuoji, o keliai. O piktinės, pavyzdžiui, sakykim, keliai, nors kaime ir sako, ramba, ten vos praeit, galima iškitom, negali suvaldyti valstybė kelių. Yra toks, yra. Važiuosi negalvo kaimą, susitikti su žmonėm, palikuotų simtuvą. Taip, bet vadinasi, tai tokiu atveju, aš išleidžiu, tokiu atveju valstybė reikalinga. Nes, o jeigu valstybė reikalinga, tai būtų malonus ateiti ir pasakyti, ko tu nori. Ne, tai aš kodėl nemėgstu kelt problematikos, atvirai kalbant, kada susitikam su žmonėm, aš neseniai darėm labai tokį kelios mūsų grupės, reiškia, ten smulkesnių, reiškia, darėm tokį susitikimą. Nemėgstu, nes tada užduodu vieną klausimą. Jums užduodu. Įvardykit man nors vieną sritį, kuri šiandien atstovauja Lietuvos žmonių interesus. Ar tai būtų medicina, ar tai būtų verslas, ar tai būtų sveikata, ar tai būtų kultūra, ar tai būtų gynyba, ar tai tas, kas yra Lietuvos žmonėm. Ir aš pasakysiu, Vytautai, nežinau, gal mūsų parašys, gal jie kažką tai suranda, aš nerandu nei vienos. Sisteminių miliai. Va, Kasčiūno kariuomenė alavinių kareivėlių ir ežiukų registrų centro duomenų nuotekos. Rail Baltijos projekto 4 milijardai, kurių neturime ir neturėsime niekada. Gamyklos užsidarančios, Krivicko šokas apie mokyklos švietimo sistemą, aš nenoriu kalbėti apie medicinos, kiek pas mus reikalų yra, ir štaiga Mauricas, eikit kariauti už bankų turtą. Kodėl aš šitų dviejų marmalų iš pradžių pagreitinau šitą marazmatinį reiškinį apie tai, kad jūs turit eiti į rinkimus? O po to prilėtinau, ką pasakė Tutkus. Jie kliedi, kad reikia eiti būtinai balsuoti, tačiau Tutkus gale, paklausykit dar kartą, sako, čia blogai, čia nedirba, nėra jokios valstybės, čia aš nematau, sako, nėra valstybės niekur. Tai klausimas, už ką jūs einat balsuoti? Ką tik aš parodžiau visą straipsnį seka. Nieko nėra. Tutkus sako, nieko nėra. Bet eikit balsuoti. Nors per kelią, kur tu važiavai, palikai duslintuvą. Šitie marmalai yra disonanse dėl vienos priežasties. Jie dirba korporacijos interesams, o kad korporacija būtų mums legitimi, vat viską įvestų, nuo ką, nuo jūsų pradžioj sakiau, nuo karo isterijos, visą šitą karo prievolės, vat kaip Mauricas sako, kariautų už bankų interesą, paklūstumėt covidams, atiduotumėt asmens duomenis, parduotumėt vaikus, teisingai turi būti legitimizacija korporacijos. O tai yra kas? Rinkimai. Dar tokie rinkimai ir pas mus nebeliks jokių tikrųjų klanų, kurie vadinasi karininkai, o liks tik tie šiaudiniai generolai, kurie mus stumia į karą ir neliks nei vieno valstybinio instituto, nes po šitų marmalų rinkimų įstatymus, konstitucijos išprievartavę menedžeriai atves dirbtinį intelektą. Ir tai bus karas ir, kaip jums pasakyti, galas, ir maras, ir badas. Ne Lietuvai, žmonijai, liaudžiai. Pat ir mąstykite. O apie tai, kas yra rinkimai, rodau paskutinę mano repliką. Kaip jau ir veiksme ta korekcija jaučiasi, tai dėl demokratijos kaip kriterijaus iškelimo santykiuose su kitomis valstybėmis. Kiek kita mūsų valstybė, partnerė, sakykime, su kuria norime bendrai turėti ryšį, turi atitikti demokratijos standartą. Ir jeigu netitinka, tai mes su jie tada nebendradarbiavame ar kaip toliau elgiamės. Tai šituo požiūriu, man atrodo, mes tikrai einame labiau į pragmatizmą dabartinėje vyriausybėje, nes nematau poreikio reikalauti, kad visos šalis būtų demokratinės, tos, kurios nepasižadėjo mums, kad jos bus demokratinėmis. Tai yra šalis kandidatės į Europos Sąjungos, viskas. Jei šalis kandidatės Sakartvelas pasakė, mes norime būti Europos Sąjungos, sakom gerai, Europos Sąjunga gerai, būkite, bet turėsite
atitikti demokratijos kriterijų. Gerai, prisiemame, pasirašom asociacijos sutarimą, mes jums pažadame, mes būsim demokratiški. Tai pažadėjot ir netesėjot ir rinkimus paleidot dviejai su krūva pažeidimų. Čia yra problema. Tai jūs nevykdėte pažadą, mes su jumis tokio santykio negalim turėti. Kitos šalis, kurios mums jokio tokio pažado nedavė, nenori jos būti demokratinės, tvarkosi, kad jos netvarkosi, neina kalba apie grubius pažeidimus, nežinau, politinio kalinių kišimą į kalėjimus ir panašiai. Tai kas mes čia dabar turim būti tokie, kurie būtų turim iškelti šitą kriterijų, arba jūs pavirstate ežiukais, arba mes su jumis nedraugaus. Norėjau, kad išgirstumėte šitą frazę pabaigoje va šitoj mūsų diskusijos, kad kaip įdomiai šitas Marmalas, kuris beje pasakė, kad reikia Kaliningradą nušluoti, reikia atakuoti ir sunaikinti. Įdomiausia tai, kad ne tik Čmilytė, kuri kalbėjo su Ruginienė, ir Ruginienė pasakė, kad jo ministro iš vyriausybės nario šitą repliką apie NATO ir Kaliningrado sunaikinimą yra suderinta su premjerė. Jis atsižegnojo, o dabar ir Nausėda atsižegnojo, sako, kaip jis galėjo šitą pareikšti. Taigi aš noriu pasakyti, kad va šitas va klaunas, iš kur jis atsirado? Kas jį rinko? Va, prieš tai, ką tik aš rodžiau 2 Marmalus, kurie sakė, eikite rinkimus. Kas šitą išrinko, kuriam įdomu tik savo sulaižytą šukuoseną ir kaip Kvadro Bobikui atitikti korporacinį reglamentą, pareikšti apie Kaliningradą ir žiūrėk dabar, ką jisai sako. Demokratija yra toks reikalas, mes labai liberaliai tai žiūrim dabar pragmatiškai, labai lankščiai. O ką jeigu nepasižiūrėjau, tai kokia demokratija gali būti nedemokratiški? Izraelis, ne? Palestinos genocidas. Visur aplinkui karas sėja ir mirti. Tai mums negi nepasižadėjo Izraelis, tiesa? Kažkoks Sakartvelis pasižadėjo. Apie ką jis tylė? Apie Ukrainą. Grinas nacizmas, fašizmas, terorizmas žydi 140 milijardų papildomai iš mūsų kišenių. Jis sako, ne, demokratija čia tokia lankstų, mes kaip norėsim, tai padarysim. Va jums, tų išrinktųjų klapčiukų vaizdinys. Jis net demokratinė, kaip ir Žalimos konstitucijos dabar var, tai yra liberalizmas. Paverčiam tada, kaip reikia, o jeigu mums nepatogu, tai visus tuos, kurie kalba kitaip, reikia sunaikinti. Už tai, kai mūsų kariškiai sako, kad teisės bus apribotos, o teisės apribotos taip, kad visi, kas nelojalus, neatsimenat šito, važiuos į konslagerius. Taip, čia yra būtinybė, nes reikia visuomenę valyti nuo blogos ideologijos. Pažiūrėkit, visa dabar žiniasklaida aplinkui radijose skamba, kaip užblokuoti ar ten pertvarkyti informacijos priemonės, kad jos būtų švarios. Švarios kam? Nacistam, fašizmam, hitlerizmui? Nu, pagalvokit patys. Tai va šitą budrį jūs išrinkot, kuris pasakė atvirai, kazus belli. NATO, tai yra su Lietuva, turi sunaikinti Kaliningradą. Įdomu frazė, bet čia palaukite. Kitam, jeigu reikia žūti vienas už kitą. Bet toks yra tas sąjungininko ryšys. Nu, jeigu mes jau esame tokie mintimėm santykėje vienas su kitu, nu, tai turim pasistengti vienas dėl kito ir kitose temose, kai kas nors atsitinka. Taigi mūsų sąjungininkai įsilipa į sudėtingą situaciją, kurie yra dabar artimuosiuose rytuose ir su atakos prieš Iraną padariniais. Mūsų pareiga yra, man atrodo, bent jau svarstyti galimybės, ką mes galime padaryti, kad visą tą klausimą susitvarkyti. Po to aiškinsimės, kaip mes ten atsidūrėme ir panašiai. Negalėjai pareikšti, kad, žinot, patys pradėjo, patys pridarė, tai dabar ir išsikopkit. Tai yra ir mūsų interesas. Kainos auga visiems, jų auga kainos, man auga kainos, kūro, tai per visą ekonomiką pajausime. Taip pat matome, kad žemės ūkio kokios problemos yra dėl trąšų eksporto, aš buvau nustebęs, kokį tai poveikį turi. Matome, kokį socialinį įtampą sukelia kokia Indija, nes pagrindinis reikalas yra suskystintos dujos namų ūkiam, maisto karšto negali pasiruošti, nes visas eksportas yra sustojęs. Pasaulis yra dabar didelė įtampa. Taigi šitas užsienio reikalų Lietuvos pipistras rūpinasi Indija, negali, matot, užsikaisti, jiems taip sudėtingai, viskas taip kyla kainos, bet mes negalim pasakyti savo partneriui, pats priberė yra nekošios, yra ir ten tipo, mes turim ten įlys, turim. Ir girdėjot frazę, pagrindinė, ką sakė Mauricas ir visi kiti, turit nugaišti. Mes turim eiti mirti. Už ką? Irane už Harmuzos šitą sąsiaurį? To, kad JAV turi savo politinius interesus ir žaidžia ping-pongą, taip, pasaulyje. To, kad tai ir atspindi, kad šitas menedžeris ir kalba, turit nudvesti už svetimus interesus. Bet žinot, koks jo lygis tokio pačio, kaip tų dviejų senų atleiskite zadrotų, kurie apie rinkimus kalba, to, kad nesuprasdami apie pasiekmes, šitas pasako raktą galutinį mūsų šiandieninės vartotojiškos visuomenės. Jis sako, matot, kainos kyla visiems, kūro, trąšų, ir jis sako, aš neįsivaizdau, kiek trąšos turi mums įtakos. Jo, tai va tokiems menedžeriams ir tokiai daliai visuomeniai,
kurie atrodo, kad batonai auga supermarketuose, prekybos centruose ir pomidorai, taip ir elektra jam atsiranda rozetėje, o nafta atsiranda tada, kai tik įsipila į automobilį. Jūs suvokėt lygį žmogučio. Jis iš vis neįsivaizduoja, kas yra ekonomika, kaip jinai veikia, kas yra maistas. Jis yra tarakoninis menedžeris. Ir kai jūs einat rinkimuose dalyvauti, susimastykite, ką jūs legitimizuojate. Ir pabaigai ant mano šito šiandieninio torto vyšnaitė apie tai, kas yra Lietuvos nepriklausomybė. Kodėl naftą pardavėt amerikonams? Čia taip lengvai neįsisuksiu. Čia toks sudėtingesnis klausimas ir gal mažiau vienareikšmiškas šitoje vietoje nei dėl šiferio. Bet mintis turbūt tokia, kad tai buvo didžiulė geopolitinė investicija. Mums reikėjo amerikietiško kapitalo, mums reikėjo parodyti, kad mes nesam rytų ekonominė erdvė, kad mes jau turim galimybę eiti į vakarus ir prisitraukti tos valstybės, kuri tuo metu sprendė vakarų saugumo architektūrą, dabar sprendžia ateitį, ir čia buvo matyti tam tikras skaičiavimas. Po to gavosi taip, kad Williamsas perdavė Jukosui, tuometiniu Khodorkovskijui, jau čia atėję buvo rusai, tada Khodorkovskij režimas pradėjo naikinti, pirmąjį, kurį pradėjo naikinti, ir tada, aišku, atėjo jau Orlenas, jau Lenkai, jau čia buvo tam tikras, jau, sakykime taip, tam stabilizacija situacijos. Tai čia matyti aš taip paaiškinčiau geopolitiniais, pirmiausia, argumentais. Toks video yra ne visai, žinot. Prisistatykit, varko vardu, iš kur esat. Kaip galvok žaidimą padarysim. Iš Vilniaus, ne. Ar esat dar rusiškų pinigų esat turėjęs? Rankose taip. Aš esu dariusi forensiką auditą Mažeikių naftoje savo laiku. Ir Mažeikių nafta buvo parduota ne todėl, kad vakarų strategija, dar kažkas, dėl to, kad jinai buvo žiauriai nuostolinga. Vogdavo Mažeikių naftoje iki privatizacijos, iki tol, kol atėjo Williamsas, ešalonais. Jeigu įsivaizduojat, kas tai yra, tai buvo visiškas vogimas. Atėjo Williamsas, sutvarkė, kuomet Orlenas nupirko Mažeikių naftą. Ir tuo metu atliko forensiką auditą, tuo metu vogdavo ne ešalonais, o vagonais. Mažiau. Ešalonas yra 60, priklauso nuo to, kokia kuro rūšis, bet maždaug taip. Tai sumažėjo kiekis, bet iš tikrųjų buvo parodota dėl to, kad vogėm. Šito vietoje iš karto žymiu, kad tai buvo iškarpa iš Kasčiūnas TV. O pas mus TV opozicinių yra pilna. Tai ir Kasčiūnas turi savo TV. Tačiau noriu atkreipdėmėsi geniali iškarpa tuo, kad Kasčiūnas klėdė apie tai, kad mes davėm kyšį JAV už savo naują karinę architektūrą kažkokią, kad mes kažką demonstravom, kad mes toj zonai, nuo zonai. Tai yra, moteriškė atsistoja buhalterį ir sako, jūs tiesiog viską vogė tam, kad teisingai viską nustekent iki nulio, padaryti nuostolingą ir atiduoti, atsimenat, už $1. Tai buvo kyšis formuojant naują mafijinę partokratiją. Šitie visi, ir Kasčiūnas irgi, ir visi šitie piramidė, kuri nuo KPSOsnikų laikų šitą suorganizavo Fiora, ką padarė, užsitikrino savo amžiams su paveldėjimu būti Seime partokratiniai, mafijiniai, šitoj korporatyviniai sistemai. Mes juos ir turim. Ir kai Kasčiūnas sako, kad mes davėm kyšį, jūs turit suprast, kur mes atsidūrėm dėl vadinamo saugumo architektūros. Tikrai mes dabar gyvenam saugioje erdvėje, ką pasakė Budrys, reikia sunaikinti Kaliningradą. Tai va šitie klaunai mus pardavė per Mažeikių naftą ir visas strateginės įmonės privedė, suėdė resursus iki tai, ką aš visada sakiau. Ten, kur korupcija, ką pasakė mėla buhalterė, tai, ką Kasčiūnas išsižiūrėjo ir visi juokėsi, korupcija, partokratija, partijos, mafija, yra kas? Karas. Tokiu būdu jie priedė šaibų ir valdžios nebegali, kaip pasakyti, atsikratyti to, ką liepia šeimininkai. Jie korupcijai ir kompromatuose ir kas toliau? O toliau sako apie šitą situaciją Lopata. Nuostabus bachūras. Jie tiesiog viską viešai aiškina. Atsimenat, aš jums rodžiau, kaip apie tas partokratinę mafijinę struktūrą, kaip jinai dirba toksai Valka pulimiočikas, nepasako, kuris irgi, jeigu ką, ten gali sušaudyti visus. Pas mus tokių daug nacikų ir stribų. Taigi,
apie 1000 karių, ar ne, jūs geriau žinote, šitas sprendimas Trumpo dėl Lenkijos reiškia ir mums signalą, ar tai nieko bendro, mums atskirai reikia laukti kažkokio signalo? Tai mūsų signalų turbūt nereikia laukti, mes išsipirkom, šiaip grubiai tariant, amerikiečių buvimą čia iki 28 metų, aš nemanau, kad... Ką tai tuomet Raimundai išsipirkom? Garantuojam visą jų išlaikymą. Ir to gana, kad jie nekeistų Tai sprendimą. yra nemaža pinigų suma. Ir aš manau, kad turint omenyje Trumpo diplomatijos pobūdžius ir panašius dalykus, galų galia kongreso supratimą Baltijos šalių kaip strateginės reikšmės objektai, čia man nekelia abejonių. Įdomesnis vis dėlto, aišku, klausimas, ar tie 5 iš vokiečių. Atkreipiu jūsų dėmesį, kad tai komentavo, ten Lelytė sėdėjo, atsimenat? Barbė devintdarbė, praskridusi. Klaninė beje. Ir ką šitas instituto liberastinis direktorius komentuoja, mesgi išsipirkom iki 28 metų. Taigi idiotyje liberastų yra tokia, kad jie šiandienai galvoja, kad jie pasiūlė kišiuką, kažkokią kapeikytę, ne savo pinigais, o europiniais spausdintais iš dolerinės emisijos, kažką įsipirko. Jūs suvokėt jų idiotizmą. Taigi, aš ne tą noriu pasakyti. Aš noriu pasakyti, kad Kasčiūnas parodo, kad kyšiais ir privatizuodami Lietuvą, padarytami jungtinių valstybių ir visų kitų prostitute, atidavė visą turtą. Mes pasiėmėm, žinot, ta mafijėlė pasiėmė centukus, o jie pasiėmė jardus, jie pasiėmė mūsų žemės, jie pasiėmė mūsų žmonių pasus, aš girodžiu ir šitą. Mes esam jų vergai. Jie viską pardavė su Mažeikių nafta už tai, kad pasirodo, jeigu Lietuva, žiūrėkite, būtų strategiškai labai svarbi šalis, kaip ten arabų šalyse ar kitur Vokietijoje, JAV, laikydami savo bazės, moka iš savo pinigų ir išlaiko bazės. Tačiau Lopata atskleidžia vieną fenomenalią, kaip sakant, machinaciją. Mes patys mokam. Tai reiškia, kad visi čia sėdintis sėdi už mūsų pinigėlių, tai reiškia, kad mūsų teritorijų jų nedomina iš viso. Tai yra, jie nuostolio neturi. Jie turi tik pelną. Sėdi visą hebra, riebi, čia būtai, mergos, geria, kaip Šiauliuose visą kitą. Gerai, kad šiauliečiai dūdo jiems įsrėgia karts nuo karto, kad jie ribų ir savo kaip krantų, kaip sakant, nepamestų. Taigi šitoj vietoj mes matom, kad kai tu išlaikai kažkieno tai, ten, sakysim, samdinius, kai tik čia kažkas atsitiks, jie susirinks daiktus ir dings. Lopata, kaip ir visi kiti Kasčiūnai ir dar kiti, gyvena iliuzijose. Juk reikia suvokti, kad armijos svetimų čia samdinių buvimas yra tik provokacija. Tai ką padarė Budrys. Kasčiūno kledesiai, visos avantiūros su brandoliniais laivais, čia kas stumia socdemai, visos čia armijos svetimos ir visa kita, yra tik provokacijos didelė dalis, kuri buvo suplanuota nuo 90 metų. O čia jums įrodymas, kad Pabaltijs ir Lietuva sakralinė visiška auka. Taigi, išeitis, kaip ir žadėjau. Kurgi išeitis? Išeitis yra ta, kad šiai dienai visi klapčiukai, valdininkėliai, politikeškas, kurie dar yra sistemoje, gali pradėti susivokti, kad jų nebereikia, jų nereikia artimųjų, jų nereikia iš viso, kur jūs bebūtumėt, kokiam lygyje. Tai reiškia, kad reikia pradėti dirbti ir gražinti, kaip aš ir sakiau, tą žemutinę piramidę, kuri vadinosi dar kažkada tai Lietuvos valstybė. Jeigu šitoj vietoj mes suvoksim, kad nerinkimai aprašo mūsų išlikimo galimybę, tai tada suvokime, ką reikia ginti ir ką reikia pradėti jausti. Jūs galvojat, kad jūs paslėpsit euriukus, jūs išliksit, jūs galvojat, kad galutinai atvesit korporaciją ir nueisite rinkimus, jūs išliksit. Sugriauti sistemą galima tik vienu atveju. Improvizuojant ir darant tokius veiksmus, kurios jinai nesitikė. Išeitis visada yra, tik klausimas, kiek mes čia pasiruošę ją padaryti ir ko pasiruošę atsisakyti. Ot kai atsisakysite, tada rasite išeitį. Taigi, ačiū kas remet, ačiū kas mylit ir ačiū kas galimai padės išvažiuoti į Serbiją.
Mėly bučiuoju, čia buvo Ainis, Lietuva.